Sveiki, aš Agnė Skamarakaitė ir kaip visada savaitgalį kviečiu praleisti kartu su knygomis. Trečioji knyga radijo lentynoje Viljamo Somerseto Moemo romanas Pyragai ir alus arba Skeletas spintoje. Knygą išleido leidykla Vaga, iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus. Viljamas Somersetas Moemas 20-ojo amžiaus britų literatūros klasikas, dramaturgas, prozininkas, trumpųjų prozos formų meistras, literatūros kritikas. Lietuvos skaitytojams turėtų būti neblogai pažįstamas iš romanų Mėnulis ir skatikas, Aistrų našta, teatras ir kitų. Na, o kiek anksčiau Panevėžio Juozo Miltinio teatre Raimundas Banionis pastatė spektaklį pagal Moemo pjesę Ratas. Knygos pavadinimą autorius pasiskolino iš savo bendravardžio Šekspyro komedijos 12 naktis. Romano centre garsaus rašytojo Edvardo Drifildo gyvenimas, santykiai su dviem visiškai skirtingomis moterimis, turėjusiomis didžiulę įtaką kūrėjo likimui. Tai šmakštus ir ironiškas pasakojimas apie amžių sandūros Anglijos provincijos ir literatūrinių sluoksnių gyvenimą. Čia yra nuo metų įžymybių portretai ir svarstymai apie menininko pašaukimą. Beje, išleidus knygą atsirado teigiančiųjų, kad Edvardas Drifildas tai kitas garsus anglų rašytojas Tomas Hardis. Tačiau pats Moemas tai neigia, cituoju. Ir dabar esu tikras tik dėl vieno. Analogija tarp jo gyvenimo ir Edvardo Drifildo yra labai menka. Panašumas tik toks, kad abu gimė vargingose šeimose ir turėjo po 2 žmonas. Citatos pabaiga. Kitas personažas Alrojus Kiras irgi pasak autoriaus nėra konkretaus rašytojo atitikmuo. Beje, teigiama, kad šioje knygoje nemaža autobiografiškumo. Viljamas Somersetas Moemas to neneigia, cituoju. Esu girdėjęs, kad 2 ar 3 rašytojai randa tam tikro savo panašumo į Alrojų Kirą. Ir jie neklysta. Šis personažas yra kuopinis. Išvaizdą paėmiau iš vieno rašytojo, susižavėjimo aukštąją visuomenį iš kito, nuoširdumą iš trečio, didžiavimąsi sporto laimėjimais iš 4 ir gana daug iš savęs paties. Mat turiu nepavydėtiną gebėjimą matyti nuosavą absurdiškumą ir įžvelgiu savyje daug pajuokos vertų dalykų. Esu linkęs manyti, kad taip tik todėl, jei tikėsime tuo, kas apie mane kalbama ir dažnai rašoma. Žmonės man atrodo netokie geri, kaip daugeliu kitų rašytojų, neturinčių šio nelemto bruožo. Juk visi mūsų sukūriami personažai yra tik mūsų pačių kopijos. Žinoma, gali būti, kad kiti rašytojai iš tikrųjų yra kilnesni, netokie senamadiški, tyresni bei dvasingesni už mane. Todėl visai natūralu, kad jie būdami dieviški, kuria panašius į save personažus. Citatos pabaiga. Autorius gimė 1874-aisiais Didžiosios Britanijos ambasadoje Paryžiuje. Jo tėvas buvo advokatų bendrovės bendraturtis. Motina, žinoma gražuolė, laikė menininkų mėgstamą saloną. Kai Viljamui nebuvo nė 10, jo mama mirė nuo džiovos. Po 4 metų nuo vėžio mirė ir tėvas. Berniuką augino dėdė kunigas. Rašytojas įgijo mediko išsilavinimą, tačiau jo pirmasis romanas Liza iš Lambeto sulaukia populiarumo ir jis nusprendžia neužsiimti gydytojo praktiką, atsidėti tik kūrybai. Kūryba Moemui krovė nemenkus pinigėlius. 30-aisiais jis buvo autorius, kuriam pasaulyje buvo geriausiai mokama. 1917-aisiais, kaip vyriausiasis agentas, tarnavo britų ir amerikiečių žvalgyboms Rusijoje. Jam buvo keliamas tikslas paveikti Rusijos laikinosios vyriausybės pirmininką Aleksandrą Kerenskį, kad Rusija nepasitrauktų iš karo su Vokietija. Tačiau dėl prastos sveikatos turėjo baigti šią karjerą. 1965-aisiais Moemas, sulaukęs 91 ir rankose spausdamas savo motinos fotografiją, mirė savo viloje netoli Nicos. Rašytojas buvo vedęs, susilaukė dukros, tačiau gyveno ir su vyrais. Štai Pirmojo pasaulinio karo metais, tarnaudamas Britų Raudonojo kryžiaus būryje Europoje, susipažino su 22 metų amerikiečiu Geraldu Huxtonu ir su juo gyveno visą 30-metį.